Labą dieną, gerbimi moksleiviai, vienuoliktokai ir kiti, kurie domisi PowerPoint programa Microsoft'o produkto. Mes šiandieną pradėsime aiškintis apie PowerPoint programą vaizdinės medžiagos rengimas pateikčių rengyklė, tai pateikčių kūrimas ir tvarkymas. Mūsų tema yra PowerPoint vaizdinės medžiagos, kaip paruošti PowerPoint'ą ir kaip galima dirbti su dizainu, kaip galima daryti su hierarchijos įrankiu, smart art įrankiu, kokius dalykėlius, na ir kitus dalykus. Tai pirmiausiai įsijunkim PowerPoint programą. Štai turime šabloninį langą, pagrindinį kaip tokį, ir mes galime pasidaryti daugiau skaidrių, pasidarykime daugiau skaidrių, tai pagrindinis ir daugiau skaidrių, ir ateikime į pirmą šabloną. Mes pasijungime dizainas, ir matau, programa mums siūlo labai daug dizaino variantų. Galima ieškoti tų temų dar ir internete, galima, ir ne tik internete, bet ir pas save kompiuterį parengtų. Štai mes turime tokį dizaino variantus, ir dar kitus štai turime, efektus galim padaryti. Na ir su tais efektais mes galėtume padaryti kažkokį darbelį. Tai pirmiausiai nueinam į antrą dar puslapį, čia galim užsirašyti pirmą puslapį savo vardą pavardę, Kauno Aušros gimnazijos, gimnazija. Ir mes šiandieną šnekėsime apie dizainą. Dizainas. Mokyklos reiškia hierarchija. Kokia mokykloje yra reiškia struktūra, mokyklos struktūra. Tai mums reikia nueiti į įterpimas ir pasirinkti Smart Art įrankį. Pasiemam Smart Art įrankį. Na ir kokį mes čia pasirinksim, čia ne tiek yra svarbu, bet aišku, svarbiau yra, kad būtų vizualesnis, kad matytume, mes renkamės hierarchiją ir štai pasispauskime hierarchijos šabloną ir paleiskime tą šabloną. Dabar tam šablonui mes galim priskirti spalvas priskirkime, nesvarbu kokias galime, kad būtų skirtingos spalvos galim padaryti. Toliau galim paskirti tų šablono formas galim pasirinkti, kažkaip tai kitaip atrodant, ir pabandykim, kad mokykloje aprašyti tą hierarchiją. Tai hierarchija bus, sakykime, pirmoji, reiškia, hierarchijos, aukščiausia hierarchija mūsų mokyklos, tai bus direktorė. Direktorius. Toliau, sekantis pagal, reiškia, hierarchiją bus direktoriaus pavaduotojai. Toliau bus mokytojai, mokiniai, ir kiti darbuotojai. Mokykloje darbuotojai yra ir valytojos, ir bibliotininkai, ir dar. Darbuotojai. Štai mes turime. Dabar mums, jeigu reikėtų dar papildomai sužinoti, kad trūksta, sakykime, prie mokinių dar gali būti ir tėvai, jie sprendimus daro mokyklos, tai mums reikia papildomų dar formatavimo. Tai mes paspaudžiame ant kokio norim, kad išvestinė, jeigu daryti, tai paspaudžiame ir pridėti figūrą, arba net ir keisti. Tai įtraukti figūrą po, įtraukti figūrą virš galima, ir žemiau, ir iš šonus dėti, tai sakykime po.
Tai dabar čia dadėsime, kad tai tėvai dar. Tėvai. Nu va, tai mes turime hierarchiją tokią, ją galima kaitalioti ir kitokiamis struktūromis, ir išdėstymais kitokiais, o matot, kaip aš prisiliečiu, kokie iš karto sureaguoja, kaip galima gražesnį įsirinkti kažkokį variantą, kad mums įdomiau būtų, gal čia net ir įdomesnis toks, paliksime šitą, pažiūrėkime, kaip jis vizualiau atrodo, kad aiškiau mums būtų ir įdomesnis būtų net. Galima spalvas keisti jų, darant kažkokius įdomesnius vaizdinio efektus. Na, nežinau, čia pats gražiausias, bet kiekvienas pasirinksit kaip jums gražiau. Dar primenu, kad Smart įrankis, Smart Art įrankis, Smart ne Word įrankis, bet Smart Art įrankis, kaip dirbti. Ir štai mes pasidarėme savo struktūrą ir taip toliau. Na, mes galim padaryti ir diagramas. Tos diagramos gali būti, aišku, iš Excelio, gali būti ir nebūtinai iš Excelio, gali būti ir paimtos iš lentelės, mūsų lentelės, sakykime. Tai, sakykime, mes kažkokią lentelę galim suformuoti skaičiuoklės langelyje ir turėti paskui diagramą, sakykime, iš to išvestinės, tai sakykime, Vilnius, Kaunas, čia Vilnius 500 tūkstančių, sakykime, gyventojų, tai turbūt kablelį reikia dėti, reikia atkreipdėmėsi, kaip reaguoja Excelis, 500 tūkstančių ir čia, sakykime, 400 tūkstančių. Na ir dabar padarykime tam, reiškia, šitiem duomenim diagramą. Tai terpimas, pasidarykime diagramos, vidiklį ir pabandykime padaryti diagramą. Nu, čia, sakykime, galime bet kokią pasimti. Pirmiausia, pasidarom diagramą, o paskui jau mes tas diagramas galėsim kaitalioti. Keisti spalvas galėsime diagramos elementus, virš diagramos ir taip toliau, taip toliau. Tai mes turime štai tokią diagramą padarytą. Diagramos gali būti pakeistos ir kokią tik norite. Sakykime, tokią diagramą. Ir čia šablonus, kokius norite, tokius ir pasiėmam. Susimažinam. Ir diagramos galima keisti diagramos formatavimo įrankius. Tai matote diagramą, kaip buvo daroma. Tai galima diagramą ir įkelti ir kitaip. Sakykime, jeigu įkeltume tokią diagramą, tai mes matome seką ir ją pakoreguosim, sakykime, įrašydami Vilnius. Pakoreguokim. Kaunas, Panevėžys, Vėžys ir dar kokie Alytus, sakykime. Iš mažodžius razdelis rašau, labai atsiprašau kalbininkų. Nu va, šitos stulpelius sunaikiname, galim sunaikinti šitos stulpelius. Ir mes įrašome kiekvienam pavadinimą. Nu, čia dar galim priskirti, kokius balus čia parašome, ir galim priskirti mes, reiškia, duomenis.
Čia duomenis galim parašyti, sakykime, čia 500, čia būtų 400, čia 300, o čia 50. Nu va, ir automatiškai mes matome, kaip mūsų diagrama keičiasi, ne? Išjungus vediklį mes matome, kad nedingo mūsų diagrama. Ir galima ir padaryti visokių efektų. Užrašymą galima parašyti, kas čia pačiai skaidriai, kokį kas čia per diagramos. Tai diagramos, jis išjungia, diagramos, diagramos, o čia diagramos, miestų diagramos. Miestų diagramos. Be abejo, galima ašis keisti, formatuoti brėžinio sritį, redaguoti duomenis, kraštinės efektus uždėti, įvairius spalvas pateikti, sakykime, fono dėti, daug ką galima čia dar daryti, kad būtų įdomesnis ir gražesnis tos diagramos. Sakykime dabar tokie diagramos. Tai mes išmokome, prisiminėm, kaip daromas PowerPoint'e diagramos. Toliau mes galim padaryti, reiškia, fono šalinimą. Sakykime, įsikelkime paveiksliuką. Tai pirmiausia, paveiksliuką mes įsikelkime. Jeigu tai mes paimsim, pavyzdžiui, paveiksliuką nuotrauką, tai nuotrauką nuimti foną bus sudėtingesnis variantas, aišku, žiūrėkit, ką galima su nuotrauka daryti. Va, matote visokius galimybės, jų daug tų galimybių čia yra. Va, taip pat menišką efektą galim uždėti, kas čia gautųsi. Matot, kaip piešinį daro, aš traukiu ir rodo, kaip keičiasi, ne? Toliau, ką galima su spalva padaryti. Va, sakykime, su spalva padaryti kitokią spalvą. Šauksiu šitą reiškinį. Taisymai. Kokie gali būti taisymai? Į tamsesnį, šviesesnį, ryškesnį. Ir šalinti foną. Ar tikrai naudinga mums šiuo atveju šalinti foną, jūs patys sprendžiate. Tai dabar, kaip pamatome, kad čia jau tokie vat yra, dar galima čia padaryti, ką galima padaryti su visu to, reiškia, piešiniu, tai galima kažkokius efektus padaryti, galima, sakykime, breunus, kažkokius, matote, pasikeitimus daro. Ir 3D formatus galim keisti. Pamatote. Na, čia tiesiog pasiieškai kažko tai, ko labiausiai norisi, tai prisitaikai. Programa daug galinti, daug sugebanti. Tai mes įsiaiškinom, kaip dirbti su paveikslėliais ir prisimindami, kaip nurodomi skaidriojo keitimo efektai, tai dabar pašnekėsime apie efektus. Čia užrašysiu, kad paveiksliukas. Ir efektas bus toksai, kad pažiūrėkime, ką mes galime su šito užrašu padaryti. Tai išnykimas, matome, atskridimas, įbraukimas, plyšys, braukimas ir čia daug tokių visokių yra figūrų ir dar galima kaitalioti, ne? Reiškia, efektų parinktis galim pasirinkti, dar visokių niuansų galim pridėti, kokių tik tai patinka mums. Patamsinimas gali būti. Na, čia, kaip sakant, paieškoti ir peržiūrėti, svarbu, kad žinot, kad tas įrankis čia yra toksai.
Na, skaidrių, jūs 62 puslapį vadovėlį rasite užduotis, tas užduotis jūs galite atlikti, padaryti. Tai būtų jums užduotis namuose padaryti 62, 63, 64 puslapį, 65 puslapį, 66, 67 puslapį, 68, 69 puslapį ir galite padaryti ir likusius iki garso. Tai šiam kartui tiek. Jūs išmokote padaryti diagramas, sužinote perėjimus, kaip padaryti, kaip dizainą padaryti, kaip animaciją teksto padaryti. Na ir dar galima pažiūrėti perėjimus, priminti perėjimus, kaip padaryti kiekvieną skaidrį atskirai ir kaip visom kartu. Taigi, kaip atskirai? Vienai skaidriai priskiriame kažkokį perėjimą, kokį jūs norit, kad iš čia pateiktų, galima pasirinkti, ne? Kiekvienai skaidriai. Uždengimas, va, toliau kritimas ir toliau dar kažkoks kitoks, reiškia, priskirimas perėjimo. Galima ir visom vieną priskiriai ir paspaudus taikyti visiems, būtų priskirta visiems. Na, primenu, kad čia galima garsą padaryti, galima to skaidrės rodymo laiką nustatyti arba visiems pritaikytų vienodą laiką. Tai šitą viską galima rasti perėjimas. Tai ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų pamokų.